Taip, o jeigu tai visai rimtai kalbant, tai iš tikrųjų matom, kaip paskutiniu metu intensyvinama yra šita visa istorija, šita tema ir nežinau, nenoriu būti blogų pranašų, bet galbūt ne prieš gerą, nes man tai toks susidaro įspūdis, kad labai stipriai, matyt, politikai priėjo išvados jau, kad visuomenė yra beveik 100% paruošta kažkokiam tai veiksmui, nežinau, man toks susidaro įspūdis, nes kažkaip labai įtartinai čia jau visas tas kipišas yra sukilęs. Ir iš kur tie dronai staiga praėjus 4-5 metam čia pradėjo rodytis šituose apylinkėse Tai Baltijos Budrys šalyse. pasakė, iš kur. Nu tai ten bus greitai, sakė Budrys, sutvarkyti reikalai, bet apie tai mes truputį vėliau. Tai jo, pakalbėsim, dar daisim dabar, iki to. jo. Bet tai, Viktorai, tu ką nors papasakok, nes aš tai turiu, sakau, dar čia medžiagėlės įdomios visokios. Tai dar yra, man visų pirma kyla, aš vis laik mėgstu grįžti atgal. Tai kur dingo balionai? Taigi balionai buvo didžiulė grėsmė, kur skrido iš Baltarusijos. Noriu pasakyti, kad nebeskraido tie balionai su kontrabanda, viskas. Dronai viskas jos yra- išdaužo dabar jau. Ne, Jo. yra labai viskas. Jeigu nerašo, vadinasi neskraido. Taip, Jeigu nerašo, vadinasi neskraido. Atsiprašau, Viktorai, tu toliau tęsk mintį. Aš tik tai repliką tokią. tai va, tai atsimenam, kai buvo balionai irgi uždarinėjo oro uostą, atidaro, uždaro, atidaro, uždaro. Tai irgi buvo masinė psichozė sukelta. Pamatė balioną, ten irgi vienas prie vieno. Jie pasidaro tas klišes tokias gąsdinimo ir varo jas pastoviai. Toliau dar kitas dalykas įdomus yra, kad kai išeina tas alert raudonas, jie stabdo traukinius, išvaro žmonės iš traukinio ir veda į saugią vietą. Tai pavyzdžiui, jeigu tu vidury laukų sustoji, kur ta saugi vieta yra? Kaip stadione, Ne, karo, tai yra antro pasaulinio karo metu žmonės lipdavo po traukiniu, lyzdavo. slėptis nuo bombų, jo, tai gal taip daro visi. Bet tai parašyta, aš nemačiau, kaip ten stabdo, bet parašyta sustabdyti traukinai, išlaipinti keleiviai ir nuvesdinti saugią vietą. Ir parašyta, kad dėl susikloščios situacijos galimai traukiniai vėluos apie 50 minučių. Tai va šiandien visai, čia prieš mūsų laidągi buvo apie 5 valandą, tas pats buvo Utenoj. Jo, tai va ten tos krepšininkus buvo nuvedę į priedangą, irgi nežinau, ar įvyks rungtynės, ar neįvyks. Toliau meras Jeigu Utenos. traukinius, jeigu paleido, tai reiškia įvyks rungtynė. Tai va, tai reiškia viską, tai sakė, vyksta. Kitas dalykas, meras Utenos, ten susisakė žurnalistais jo ir jisai sakė, aš ne Lietuvoje šiuo metu, esu kažkokiam merų susitikime, ar gal Lietuvoje, bet kitam mieste, bet gaunu nuotraukas, kaip žmonės eina į priedangas, ten darželiuose. Noriai. Eina skiepytis, man Oriai gal. Oriai ir noriai, taip pat kaip ėjo į skiepo būsus eilės stovėjo, tai dabar stovi eilės prie priedangų, žinai, galvoju. Dabar eilės prie traukinių stovi, kad po traukinių palysti. Tai va, kitas dalykas, vakar, važiavau mašina, tai važiavau apie 11-15 gal ir per radiją įsijungė. Kada sakė Gintarai, ten 10:57? 10:53, man atrodo, viskas baigėsi. Tai jau 11:15 jau buvo pakalbinti visi ekspertai, visi Antanaičiai. Jau buvo visi sukviesti į laidas, visi jau ėjo į LRT radiją ir ten ir į Delfius visur kalbėti įvairiausių sričių specialistai, kaip jie čia gražiai sudirbo, kaip jie čia jau yra beveik pasiruošę, bet dar reikia tobulinti. Tai, matosi, nežinau, akivaizdu, kad tai buvo paruošta iš anksto. Nes, tu per 20 minučių nesuorganizuosi šitiek specialistų, kurie jau turi paruoštus tekstus, kaip čia viskas yra, kaip čia buvo ir kaip viskas bus. Tai yra grynas psajopsas. Ta prasme, taip ir šitie visi mūsų
valdžia žmogiai irgi buvo ten prieš, kiek mačiau, išvesti jau prieš paskelbent pavojus, jau jie subėgo, susifotkino, kaip sakė, už jūsų pinigus bet kokias Patikslink, užgaidas. Robertai, patikslink, prašau, Rašė ką tu kažkas, turi omeny. kad 10 valandą matė žmonės, juos jau vedam, tos Seimo narius ten ir ką ten vedė į priedangą. O kada ten buvo pavojaus signalai? Ai, nu tai matai, tai žmonėm tai gal tą mygtuką paspaudė, supranti, 10, kaip Gintarai sakei, 01 Jo, gavai, vėliau. tą Taip, pirmą taip. žinutę. Taip. O tarnybos galbūt jos ir nuo 9 turėjo informaciją. Ne, šito negalim juk atmesti, kad galbūt jos turėjo informaciją 9, 8 valandą, nežinau, gal 6 ryte jau turėjo informaciją. Ir Kaunas galvojo, ką čia dabar daryti, reiškia, čia skels, siūs, nesiūs, žinai. Toks variantas gali būti, arba kaip tu sakai, Viktorai, viskas čia galbūt yra tiesiog. Man tas Roberto jos vedė taip gražiai nuskambėjo kažkodėl. Taip gražiai. Mane augino. Žiūrėkit, jeigu norit padainuoti, tai yra kita daina. Čia buvo geras irgi bairis. Aš šiandien rašiau kaip tik tekstą apie tai ir radau labai gerą vieną epizodą. Tai vakar tuo metu, kai mes čia visi kariavom Vilniui, tai per LRT radiją, tai yra topas. Buvo paleista, žinot, kokia daina? Sinatros 69 metų daina, kurio yra tokios eilutės. Ir štai dabar pabaiga jau arti, tad stoju prieš paskutinę uždangą. The end is near. Čia nebai, jo. It's final countdown. No. Tai ką dar pasakyti, aš jau net neįsivaizduoju. Bet dabar aš noriu rimtai apie pinigus dar biškį pakalbėti. Jūs atkreipkite dėmesį... Čia apie dronų pinigus ar kaip? Ne apie dronų pinigus. Jūs atkreipkite dėmesį į vieną dalyką. Į vieną droną nukalt skrenda 2 naikintuvai. Ir šiandien buvo lygiai tas pats. Tas pats buvo tada, kaip atskrido jisai čia į Uteną, tas pats buvo dabar. Tas pats buvo Estijoje. Tai aš bandau suprasti, tai kas būtų, jeigu atskristų kaip ten Ukrainoje 200-300 dronų. Tai kiek čia reikėtų naikintuvų? Ir šiaip, ar naikintuvas skirtas kovoti su dronais? Čia kažkokia naujo karo technika pas mus yra sugalvota. Bet o apie pinigus, tai noriu pasakyti vieną paprastą irgi dalyką. Aš tiesiog paėmiau, berašydamas tekstą ir susiradau informaciją apie mūsų krašto apsaugos pinigus, kur dabar jie sako, kad dabar reikia perskirstyti, dabar mes nepasiruošę, bet turėsim būti pasiruošę po 2-3 mėnesių, kad čia ne parduotuvė, kur atėjai ir nusipirkai. Tai 20 metais į valdžią atėjo gerieji konservatoriai, ne? Tai gynybos biudžetas buvo 1,2 milijardo eurų ir sudarė 2,13% nuo BVP. 22 metais, kada jau kilo karas Ukrainoje, tai buvo 1,5 milijardo eurų biudžetas ir sudarė 2,47 BVP. 24 metais buvo tik 2,19 milijardų ir tai buvo 2,8 BVP. Dabar paskutinius 2 metus yra 25 3,4 milijardo, kas sudaro 4,04% ir šiemet mes visi žinom, jau metai artėja į pirmos pusės pabaigą, 4,79 milijardo, kas sudaro 5,38. Tai per 5 metus Lietuva išleido apie 15 milijardų eurų gynybai, apsaugai savo, atgrasimui, kaip jie dabar mėgsta sakyti. Tai jūs man paaiškinkit, tai kiek reikia dar pinigų, kad galima būtų saugiai gyventi ir nereikėtų leisti prieš dronus naikintuvų. Aš suprantu, kad net Izraelis nesukovojo tais dronais, bet vis tiek, tai yra kosmos. Šitiek pinigų, 15,7 milijardo per 5 metus. Tai kiek dar reikia pinigų, kad nebūtų tokių cirkų, kokie čia dabar vyksta? Tai palauk, Gintarai, atsiprašau, dabar aš jau paprieštarausiu. Tai ką pats pasakėjai, tai būtent
Tai būtent tokios investicijos į gynybos biudžetą leidžia Lietuvai prieš vieną įskridusį droną pakelti, 2 naikintuvus. Aš tai Dar mes kelčiau skirsim 3. 5 milijardų, jo, tada jau leisim po 3 naikintuvus. Tai kaip bus Aišku, 2 dronai? čia taip O jeigu bus aš 200 nerimtai kalbu. Taip. Ne, tai bet žiūrėkit, mes aišku visi žinom tą naratyvą, taip vadinam, arba pasakojimą lietuvių kalba, kad čia dėl visko kalti rusai, kurie pradėjo karą ir taip toliau ir panašiai, ir kad tos dronus irgi rusai leidžia. Bet aš jums dabar pacituosiu žmogų, kurio tikrai nesitikėjau, kad pacituosiu kažkada. Tai yra Šarūnas Jasiukevičius, mums visiems gerai pažįstamas. Ir va dabar citata. Ukrainos fronte su žvalgybiniais dronais dirbęs verslininkas bei visuomenininkas Šarūnas Jasiukevičius netiki teiginiais, kad ukrainiečių orlaivius paklaidino rusų elektroninės kovos sistemos. Jis kelia versiją, kad šios orlaivius į Lietuvą tikslingai siunčia Rusijos kariškiai. Panašias abejonės kelia ir krašto apsaugos ministras buvęs Arvydas Anušauskas. Tai kad rusai kelia mums siunčia ukrainietiškus dronus, tai man labai sunku būtų patikėti, bet kad čia ukrainiečiai mus vaišina tais dronais, tai, tą jau pripažįsta visi. Ir kitas dalykas, dar prie pinigų noriu sugrįžti. Tai žiūrėkit, mes investuojam į poligoną, mes investuojam į tankus, tai o kodėl mes neinvestuojam, pavyzdžiui, šitą, kur dabar jau pasirodė reali grėsmė Lietuvai. Ne teorinė 35 metais ar 30, o dabar, tiesioginė. Ir geriausiai... Atsiprašau. Tuo sekundę. O geriausias bairis tai yra tame, kad iš visų šitų dronų, kiek buvo apskridę čia aplink Lietuvą ir jų įskridę, tai surastas yra tik tai vienas. Ir pavyzdžiui, aš nepaliauju stebėtis ir mėgautis to, ką kalba mūsų kariuomenės vadas Raimundas Vaišnoras. Citata. Jeigu ir kas buvo, tai tikrai rasim. Jei nebuvo, netyčia įskrido atgal į Baltarusiją, tada, kaip sakant, nėra daikto, nėra apie ką ir šnekėti. Lietuvoje neras nukritusio drono, kai 100 kareivių sraigtasparnėje ieško. Žinokit, aš kažko nesuprantu iš tikrųjų. Kas čia vyksta, kodėl vyksta ir į ką čia viskas nukryps. Atsiprašau, aš girdėjau žinią tokią, kad mūsų kariuomenės atstovai sako, kad yra didelė tikimybė, kad suras droną koks nors ūkininkas pjaunantis žolę. Taip kad praėjusį kartą buvo dedamos viltys į grybautoją, gal grybautojas ir surado, atrodo. O šį kartą žolės pjovėjas suras tą droną, taip kad viskas čia yra situacija kontroliuojama, o teritorija Lietuvos didelė. Prasidės voveraitės, rasim droną. O teritorija yra didelė, tai čia tų voveraičių ir tų dronų surasti yra sudėtinga tokioje didelėje teritorijoje kaip Lietuva. Nežinau, daug čia dalykų yra tai, kad vienas tik tai tas dronas buvo surastas, o paskelbta vėl čia apie 14 jų, aš nežinau, kiek čia tų dronų. Tai, kad yra tas naratyvas, kad Jasiukevičius gal kažkaip, tai žinai. Jasiukevičius skiedžia apie tai, kad čia yra Rusijos specialiai leidžiami dronai, tai netikiu, ne tai, kad abejoju tuo, ką jisai sako, tiesiog netikiu visiškai tuo, ką šitas žmogus kalba. Ir netikiu ne dėl to, kad jisai čia tą sako, netikiu dėl to, kad Rusijai to visiškai nereikia. Nereikia Rusijai šitų dalykų. Nematau objektyvaus reikalingumo Rusijai daryti čia tas provokacijas, apie ką nuolat kalba mūsų politikai. O jeigu kalbam apie gintarą ir pinigus ir investavimą į gynybą, kaip tu klausi, kiek dar reikia tų pinigų investuoti į šitos dalykus, kad apsisaugoti nuo tos realios grėsmės, tai reikia išsiaiškinti tos realios grėsmės šaltinį. Ir jeigu mes išsiaiškinam šaltinį, tai ne pinigus reikia investuoti, o nuvažiuoti ten į Kijevą ir duoti spriktą šitam pasaulio vadinamajam lyderiui, tam šventam žmogui, kuris, aš manau, didžia dalimi ir prisideda prie visų šitų dalykų, kurie dabar vyksta Lietuvoje, jeigu čia tie dronai iš tikrųjų skraido.
Norit sąmokslo teoriją? Aš esu, kaip pasakyti, aš manau, aš esu įsitikinęs, kad tai yra būtent ukrainiečių provokacijų darbas ir arba specialiai tai provokuojama yra, arba nežinau,